Labas vakaras. Šiandien jums papasakosiu istoriją, kaip Artūras Zuokas tapo turtingu žmogumi. Zuokų šeimos turtas simbolizuoja štai šitas namas ant Vilnelės skardžio. Jeigu jūs manote, kad šitas namas, tai būtų netiesa, todėl kad ten yra dar vienas namas ir dar vienas namas. 1000 kvadratinių metrų. 1000, įsiklausykit. Tokiam name dar reikia išmokti ir gyventi. Taigi, čia yra Zuoko namas. Tokio užmero algą tikrai nenusipirksi. Paprastai tokiam startui reikia globėjų. Eime, parodysiu kokių. Štai šitas prabangus viešbutis priklauso žmonėms, kurie dar tik norinčiam būti turtingu Artūrui Zuokui davė labai daug pinigų. Tiek daug, kad jam prireikė mesti verslą ir tapti politiku, kad tą skolą pagaliau grąžintų. Viešbučio savininkus jūs matėte Aukštuomenės kronikose, tai ponia ir ponas Novickai. Beprotiško turto troškimo, niekšingų išdavysčių, klastos ir meilės istorija jūsų dėmesiui, ponios ir ponai. Prieš porą mėnesių žybtelėjo ir užgeso skandalas. Esą Zuokas savo 1000 kvadratinių metrų namą esą užvaldė valstybei nesumokėjęs beveik nieko. Zuokas visus pasiuntė po velnių ir skandalas nuščiuvo, kol mūsų žavingoji komanda neatrado gyvo liudininko. Tai kas pradėjo šaukti eikit lauk, ne? Ar kaip? Nu, jis nepradėjo šaukti lauk, jis pradėjo vartoti necenzūrinius žodžius, trypti kojom, masikuoti rankomis, vadinasi, žmogus neatlaikė. Lygiai tas pats nutiko ir man, kai vieną dieną, kuomet ponas Artūras staiga išgirdo iš manęs klausimą ne į temą. Prašau, ponia Zuokai, ar galėtumėt paaiškinti tą situaciją dėl 1,5 milijono, kurią jūs nesumokėjote likti už savo namą? Palėtinkime ir pažiūrėkime iš naujo. Štai jis išgirsta klausimą, ar susimokėjo valstybei žadėtus 1,5 milijono už namą, kuriame gyvena. Čia jūs galite tik nujausti, kad aš gaunu tvirtą niuksą alkūnę į pašonę. Aš asmeniškai neprieponu. Bet ponia Agne, galų gale jūs gyvenate tame name, apie kurį čia yra kalba. Kodėl aš nepasirašiau? Kokį čia mėnesį palauk? Mano atostogos visada būdavo rugpjūčio pabaiga ar liepos pabaiga. Kodėl aš čia nepasirašęs? Geras klausimas, bet yra ir dar geresnis. Kas iš jūsų atspės, už kiek iš tikrųjų Artūras Zuokas gavo šitą namą? Mūsų telefonas 8699 911 03. Taigi, kur mes sustojame? Aš gaunu niuksą pašonėn nuo paties Artūro Zuoko ir paklausiu jo paprastą klausimą, į kurį galima tiesiog atsakyti taip arba ne, o jis... Atsiprašau, ponia Zuokai, ar galėtumėt paaiškinti tą situaciją dėl 1,5 milijono, kurią jūs nesumokėjote likti už savo namą? Ar būtų galima sužinoti, ar už tą namą yra sumokėta ar ne? O jis paprasčiausiai susigrūda į ausis ausines, užuot paprasčiausiai atsakęs ne. Bena buvo kaip užsakovas. Nors vyriausybės nutarimas galiojo tik fiziniam asmenim, o jokiais būdais negaliojo šitam namui. Ir, tiesiog pasakė, kad čia visa esmė yra toje sutartyje. Aš pradžių nesupratau ir man po to kaip ir paaiškino, kad Zuokas kažkaip net turėjo sumokėti tą 1,5 milijono per 2 metus tą Bena grupę. Tačiau kažkaip gavosi taip, kad per tą laiką jis tapo berods ar komiteto pirmininku, ar meru, jau žmogus tiesiog neprisiminė, ir buvo reorganizuotos tiek ta įmonė, tiek ta senamiesčio restauravimo valdyba, ir nebeliko nei vienos, nei kitos. Ir nebuvo kam, ir tos, kur sumokėti nebeliko. Jo, ir nebeliko nei kam sumokėti, nei kur sumokėti, lyg ir. Tai gali būti, kad jisai dabar gyvena neteisėtai įgytojai nuosavybei? Labai gali būti. O mėginot jo klausti, ar jisai sumokėjo? Taip, mėginau klausti ir žurnalistai prie manęs mėgino klausti. Jisai pasakė, kad visi paaiškinimai raštu ir jokių raštų paaiškinimų nepateiktų. Nepraėjo daugiau kaip mėnuo. Kolegų žurnalistai pastaruoju metu labai pagedo. Jeigu juos pasiunčia, jie ir nueina. Štai matote, čia jie neva ruošiasi jums pranešti, kaip Zuokas stumia naujausią savo geradarių rubikonininkų užsakymą. Perrašinėja Vilniaus energijos akcijas bendroviai su keliasdešimties eurų įstatiniu kapitalu. Labai blogas eiliniam žmonėms sprendimas, bet Zuokas jį prastumia štai taip. Balsavimas baigtas. 24 už, prieš 15 3 nebalsavo.
4 minutės 24 sekundės. Rubikonų vyrų reikalus, kuriems anksčiau prireikdavo ilgų tvirkinamųjų veiksmų su atskirais tarybos nariais, nervingų dėrybų ir netgi nepatikimų sąjungininkų įkalinimo nuošaliuose vilose, dabar Zuokas tvarko per 4 minutės 24 sekundės. O štai ir puikiai proga tuo metu paklausti esminį klausimą apie neva užvaldytą, ypač didelės vertės valstybės turtą ir to užvaldymo aplinkybės. Ar būtų galima sužinoti, ar už tą namą yra sumokėta ar ne? Ar jūs šit nešnekat apskritai dabar jau? Su nekorektiškos ir neetiškos žurnalistikos atstovais nebendraujate. Bet jūs ir su kitais nebendraujate. Telefonu bei tokiu būdu. Bet jūs sumokėjot už tą 1,5 milijono ar ne? Jūs neatsakėt kitiems. Mums dar liko lygiai 9 sekundės, kol atvažiuos liftas. Ar išdrįs Zuokas pasakyti tą ne? Jūs tai neišvengiamai sužinosite dar šį vakarą. O kol jis mąsto sakyti tiesą ar ne, mes beldžiamės į vieną prabangę duomenų bazę ir žengiame pirmą 100 mylių žingsnį tiesos link. Vidas Urbonavičius yra žmogus nepaėmęs 100 000 litų kyšio, bet pridavęs savo paprikėjus, kurių vieną tik Seimas išgelbėjo nuo kalėjimo. Labas vakaras, ponia Leventauskai. Ir jis dabar ateina su savo tiesos dalimi į skverelį prie Zuoko namo. Mes nešamės savo tiesos dalį. Mes sugretinsime faktus ir pagaliau sužinosime, kaip žurnalistukas trumpomis rankovėmis tapo milijonieriumi su jachta, namu ant Vilnelės skardžio ir visų autoūkių BMW visureigių. Pakeliui Urbonavičius atskleidžia mums dar pliūpsnį demaskuojančios tiesos, kad iš tiesų paksininkų tvirkinamieji veiksmai vyko čia, Zuoko name. Suprantat? Viešumoje jie, Zuokas ir Paksas, nesutaikomi priešai. Tiesa išaiškėjo visai netikėtai. Klausykit. O jūs tam name buvot kada nors? Taip, aš buvau tada, kai rutuliojosi šitie įvykiai su mano papirkinėjimu. Taip. Tai vienas iš Rubikono atstovų, Gintaras Kazakas, mane ir buvo nusivedęs tą namą. Ten? Taip. Nusivedė? Taip. O kaip čia Kazakas gali pas Artūrą Zuoką nusivesti? Nu, jie labai dideli draugai yra. Taip, mes su Kazaku? Nu, bent jau man tai pasirodė. O kaip, iš ko jūs matėt, kad jie su Kazaku draugai? Nu, tai jeigu atsiveda pas jų į namus, tai turbūt Nebuvo prieš kur susitikti, nesikviesti. tai pasikvietė, nes visi į kavinės, ar kažkur, tai jau jisai pas Zuoką į namus. Taigi tas Kazakas iš Pakso sąrašo atsiveda tvirkinamą Urbonavičių į Zuoko namą. Ir ten jums ir tam name ir pasiūlė? Nu, čia yra jau ikiteisminio tyrimo detalės, tai aš šito negaliu skleisti, nes pasižadėjimas veikia tol, kol yra ikiteisminio tyrimo medžiaga. Nagi. O ką tuo metu veikia Zuokas? Tai Zuokas kur išeidavo į tualetą, į virtuvę, į miegamąjį? Niekur jis neišeidavo, jisai sėdėjo ir... Kartu? Ir dirbo darbą? Siekė tikslo? Kaip čia apeiti tą draudimą dalintis medžiai? O tai kodėl jisai neįrašytas? Kodėl jisai nėra bylos dalis? Matot, aš negaliu jums atsakyti šitos klausimus, kas ten ir kaip yra, nes visa tai yra sudėstyta ir bylos medžiagoje, ir ikiteisminio tyrimo medžiagoje. Štai ką veikia politikai, kai jų menami politiniai priešininkai paima valdžią. Jie tiems priešams padeda tvirkinti kitus kolegas savo abonentinių sponsorių naudai. Per šitas duris tada su Kazaku įėjo? Nu, iš tiesų, ten ne duris yra, ten yra bromas, jo, ir pro bromą jau patenkama į tą pirmąjį kiemą, kur yra... Į pirmą, bet jau jūs pro tos stiklinius vartus praėjote, ne tada? Ne, stiklinių vartų ten praeiti nereikia, ten iš karto kylama į 3. aukštą buvo tuo metu. Ir jau ten viskas susisiekė jau su tuo butu? Taip. Ir viskas matosi, jo. Kadangi sąlygos skaityti archyvinius nuosavybės dokumentus vienodos ir saugumiečiams, ir žurnalistams teko viską užsirašinėti rankelėmis. 3 tomai apie vieną vienintelį namą. Ir patikėkit, vertėjo, nes tuose keliuose mano lapeliuose visas Zuokas, visas jo noras turėti, neturint nieko. Pradėkim nuo to, kad namas jam kainavo 8 metus siaubingo, bent jau mano galva gyvenimo, kai tas namas bet kada galėjo virsti, pavyzdžiui, vienutę Lukiškėse. Vargšas milijonierius Zuokas. Viešai jis iš tiesų milijonierius. Deklaruoja 7 milijonų turtą ir 1,5 milijono paskolą. Agnė Zuokienė prasčiau. Turto turi tik už 500 000. Pajamos iki patenkant į Seimą 3300 litų. Galima spėti, kad visas prabangaus šeimos gyvenimo sąskaitas apmoka ponas Artūras. Tas ir keista. Sąskaitos tai didelės, turtas pavydėtinas, o štai pajamos. Mero atlyginimas yra 5257 litai ant popieriaus.
Vadinasi, rankas ponas Zuokas gauna apie 4000 litų. O čia ir šeimos kaklo parodymai apie šeimos pajamas. Kaip galėtumėte apibūdinti jūsų šeimos pajamų šaltinius? Ar tai yra darbo užmokestis, ar iš verslo pagrindinė, nežinau, kaip tam pas jūs? Taip, iš darbo užmokestis, nuomos pajamos, darbo užmokestis. O dabar popieriai. Nuostabus popierius, kurį Vidui Urbanavičiui atnešė žmogus, tik mūsų laidoje sutikęs paliudyti tiesą. Zuokas už tą namą nesumokėjo tiek, kiek čia parašyta. Dabar jau žiūrėkit. 1996 m. gegužė. Zuokas, kuris tuo metu tai yra tik žurnalistas be diplomo ir ką tik įsteigto UABO bendrasavininkas, užlipa ant aukso gyslos. Jau UABas įsipareigoja sumokėti 1,5 milijono litų, kurių jis neturi, už 16 butų namą Vilniuje. Dar pasižada sumokėti 1,5% tos sumos valstybiniai bendroviai, kuri jam renovuos tą namą. Dar minimi 2037 litai pastato likutinė vertė. Pagal skelbimą už kvadratą turėjo būti mokama nuo 2000 iki 2500. Čia jau kaina sumažinama iki 1600 už kvadratą. Ta prasme, iš karto sumokami tik 2037 litai. Taip, o... Kaip avansas 2037 litai. Ne, čia yra pastato likutinė vertė tokia buvo. Kažkokia nesąmonė, o nesutartis. Pagal ją išeitų, kad Zuoko BNA gaus milžinišką namą, kai tik jį susiremontuos, o viskas, ką jis turi sumokėti valstybei, tai yra 2037 litai. Man pavyksta. Susisiekusi su geru žmogumi savivaldybėje, gaunu tai, ko nepavyko gauti niekam. Dokumentą, liudijantį tikrąją Zuoko firmos sandėrio su tuometinė savivaldybė vertę. Pasižiūrėkit šitą prabangų dokumentą. Čia yra sutartis, pagal kurią jis įsigijo tą namą. BNA Market parduoda BNA grupiai. O brangiai? 2,5 milijono. O mums dar liko dabar gauti va šitą dokumentą. Mano informatorius sako, kad prieš 2 savaitės iki to Vilniaus miesto valdyba priėmė sprendimą, nurodymą ūkio departamentui perduoti BNA Marketui pastatus, 1027 kvadratus, už 3 pastatus, vieną už maždaug 1800, kitą už 2000, o trečią už 200 litų. Bendroji suma išeina apie 4000 litų. Jisai gauna už 4000 ir pats savo parduoda už 2,5 milijono. Taip, mėlėjai, tas yra tiesa. Tie, kurie skambino į redakciją telefonu, turėjo nurodyti 4000 litų. Tiek Zuokas ir sumokėjo valstybei už 1000 kvadratinių metrų namą, kurį jau po kelių mėnesių skubiai imdamas paskolą iš Hermio banko įvertino 8,640,000 litų. 4000 per mėnesį virto 8 milijonais. Štai įrodymai sudėti kadastro byloje. Ten yra mero laiškas, tuometinio mero, jūs jo pavardę išgirsite, kuriame namas vertinamas 4000 litų. Ir tuoj pat tos pačios savivaldybės registro įmonė tą patį pirkinį įvertina 8 milijonais. Vagystė, bet visi popieriai sutvarkyti. Ar yra prieštaraujančių? Vienas yra. Būtent gerbiamo Zuoko tuo metu vadovaujama kontora ir įsigijo Užupio gatvėje tokius namus, nesumokėdama Vilniaus senamiesčio restauravimo direkcijai 1,5 milijono pagal sutartį ir 1,5% už techninę priežiūrą. O kada gerbiamo mero paklausim, kad dėl skaidrumo, kodėl nepasinagrinėti ir jo klausimą teisme, pasipylė įvairiausi priekaištai ir necenzūriniai žodžiai. Ir taip mūsų susitikimas baigėsi. Mudu su Tomu toliau neršėme po duomenų bazes ir Tomas nesunkiai suranda vyriausybės nutarimą reglamentavusi tokius sandorius. Pagal jį apleisti pastatai galėjo būti parduodami aukciono būdu, pinigai restauracijai privalėjo būti pervedami į savivaldybės įmonės sąskaitą, o ši turėjo remontuoti, o sutaupytus pinigus atiduoti valstybei. O šitas ponas sako, kad Zuoko firma jokių pinigų nepervedė, taigi išeitų, kad milžiniškos vertės 8,640,000 litų, čia oficialūs popieriai, turtas buvo paimtas iš valstybės neteisingai, o tokiems dalykams senaties nėra. Na, tada žmogus, kuris žino, kaip buvo, nuėjo pas merą ir pateikė ultimatumą. Žodžiai, aišku, netinkantis merui, mes tą ir
tiesiai šviesiai priminėm jam, kad tai yra tikrai ne mero šneka. Nu, jie, aišku, buvo ir necenzūra, ir riksmas, ir šauksmas, ir ko ten. Ir gerbiamas Elsbergas net pasikavojo kampe, nes mes visi sėdėjom prie stalo ir... Tai kas pradėjo šaukti eikit lauką, ne? Kaip? Nu, jis nepradėjo šaukti lauk, jis pradėjo vartoti necenzūrinius žodžius, trypti kojom, masikuoti rankomis. Vadinasi, žmogus neatlaikė ir pataikėm. Bet pagrindinė mintį, kurią jis norėjo jums piršti, tai kokia toji mintis buvo? Lendat ne į savo reikalus, ar kaip jis? Manyčiau, kad ne. Jis buvo užkluptas netikėtai. Tai jūs jam iš principo parodėt tuos pačius popierius, kuriuos mes... Mes juos atsinešėm ir tame tarpe priminėm, parodėm, bet jie mintinai žino, tai kad jam ir žiūrėti nereikėjo. Taip, kad, sakykime, šitie pinigai būtų pataikę, reiškia, miesto biudžetą. Dalis tų pinigų, sakykime. Tai vat tokia yra ir padėtis, o 1,5 milijono dėja niekur nesimeta. To vizito nebūtų buvę, jei Zuokas pirmą kartą tapęs meru nebūtų buvęs įžūlus iki galo. Gavęs valdžios, jis pradėjo naują to buvusio valstybės turto užvaldymo etapą. Pradėjo miesto vardu teisti su tais smulkiaisiais valstybinio turto užvaldytojais, kurie nespėjo kaip jis susiremontuoti paimtų kvadratinių metrų ir perimti jų savo nusavybėn. Prasidėjo teisminiai persekiojimai, kad atimti iš vienų ir atiduoti kitiems. Tai, žodžiu, susitikimas, galim sakyti, nepavyko. Vadinkim, nevaisingas buvo, nes meras labai susinervavo. Tai kai Zuokas pradėjo keiktis, tai jūs ką, atsistojot ir išėjote, ne? Nu, mes dar aišku palaukėm, gal žmogus nusiramins, gal atitinkamai spręs, bet sprendimų šitoje dalyje nebuvo. Nes asmeniškas interesas buvo aukščiau visko. Taip mes supratom iš jo elgesio. Ir kad toks elgesys yra nederas Vilniaus miesto merui. Tegul kalba ir nešališki žmonės. Ar jums teko savo praktikoje matyti tokių panašių sutarčių? Ne, tokio pobūdžio sutarties matyti neteko. O jums nekilo įspūdis, kad kažkas yra negerai su tokiam sutartimi, kažkokie yra neskaidrus dalykai, nes jinai yra keista? Na, galima taip pasakyti. Tai kad tikrai, kaip minėjau, sutartis nėra įprasta. Ir iš tiesų, iš esmės yra beveik neatlygintinai perleidžiama nuosavybės teisė. Aš tai žinau vieną, kad aš irgi sutikčiau sumokėti tuos 2000 litų už tokio dydžio pastatą Užupyje, nors ir šiandien. Be abejo, labai labai komerciškai patrauklu. Pasvarė, kad tai reiškia, kad 2,5 milijono legalizavo. Per šitos jisai legalizavo, kažkur tai jie turėjo atsirasti, jie negalėjo staiga, jie turėjo suvaikščioti kažkaip tai tie pinigai. Reikia po nulio paklausti, iš kur pas jį laukinių pinigų. Dabar esminis yra tai tas valdybos, jeigu su likutinėm vertėm. Tai jeigu mes tą gausim, tai viskas gali būti į teismą ir į ką nori kreiptis. Į prokuratūrą dėl viešo intereso ir panašiai. Tai gerai, tada tam Česlovui reikia tada skambinti. Česlovo Kaminsko pavardė yra ant tos sutarties, nuo kurios prasidėjo mūsų tyrimas. Tomas nesunkiai susitarė su juo dėl interviu. Labą dieną. Dabar jūs mane pataisykit, jeigu aš neteisus, bet man atrodo, kad šito dokumento esmė yra tame, kad net ne už remonto lėšas, bet už remonto techninę priežiūrą faktinai direkcija atiduoda namo Užupio 30, kuriame gyvena Zuokas šiuo metu. Direkcija atiduoda? Nu, taip kaip išeina, čia įdomu, žinokit. kodėl čia mano parašo, tuo metu nebuvo, toliau skaitau. Sakau, įsivyškint taip, per 2 metus persivėsinam šiandien sąskaištį. Kodėl aš nepasirašiau, kokį čia mėnesį palaukti? Man domina. Gegužės. Aš tuo metu neatostogavau. Mano atostogos visada būdavo rugpjūčio pabaiga ar Liepos pabaiga, kodėl aš čia nepasirašęs? Išties, geras klausimas. Gal todėl, kad Zuokas geriau susitarė su tuo pavaduojančiu Šimu, kuris gal už šią paslaugą iki šiol turi šiltą vietą Vilniaus savivaldybėje. Ir sumoka pinigus už jo visą remontą.
sumoka. perveda į direkcijos sąskaitą, o direkcija atsiskaito, nes jį turėjo sutartį su rangovinė organizacija, kurie montavo tą pastatą. Deja, ponas Kaminskas neatsimena to fakto, sumokėjo Zuoko BNA 1,5 milijono savivaldybės įmoniai ar ne. Klauskim Zuokienės. Labą dieną, ponia Agnė. Norėjom paklausti, žiūrėkit, vieną klausimėlio. Ar jūs sumokėjot Vilniaus senamiesčio restauravimo direkcijai 1,5 milijono litų už namą Užupio 30? Juokauja, tikrai nesumokėjau ir dabar neklauskit, man dabar 3 valandą pranešimas. O tai jeigu nesumokėjot, tai kiek sumokėjot? Nieko aš nemokėjau. Nes čia tokią sutartėlę mes turim tokią įdomią, kur jūs lyg ir įsipareigojat. Duokit man tą sutartėlę, paskui papasakosiu, pakomentuosiu. Prašom. O kada būtų galim laukti komentaro? Tiesiog matys kopiją. Nu, šiuo metu ne, bet... Gerai, tada turėkit. Na, nieko, mes palauksim, kol ponia baigs porinti apie tai, kad Lietuvoje labai verta leisti prekiauti šaldytomis lietuvių moterų kiaušialąstėmis. Labai geras biznis ir labai turtingi žmonės seniai laukia, kol kas nors jį prastums per Seimą. Kol ponia stumia tą reikalą, mes grįžkime pas poną Kaminską, nes jis neprisimena 1,5 milijono sumokėjimo fakto, bet gerai mena tuos laikus, kai Zuokas tik norėjo būti turtingas. Tai šitas pastatas, kiek aš pamenu, stovėjo labai ilgai. Ir Zuokas buvo atėjęs pas mane, tada dar aš juokiau su trumpom rankovėm, verslininkas atėjo, jis nešiojo tokius į direkciją ir sako, aš negaliu užbaigti to pastato, o mes rašėm, miestas mus varė, kas pradėjo remontą, kad senamiestis judėtų, duokit įspėjimus. Duokit įspėjimus savivaldybės vardu. Pasirašo vicemeras, aš tik parašo raštą ir mes Zuokui nusiuntėm porą įspėjimų. Kad jis remontuotų pastatą, kad jis negriūtų ir nestovėtų toks apleistas, kaip ir dabar ten stovėjo du pastatai, kiek nežinau. Tai man buvo tikslas, kad jis būtų remontuojamas. Tada Zuokas sako, aš jo remontuoti negaliu, nes neturiu pinigų ir man bankas neduoda paskolos. Tada ir gimė va šita sutartis. Ne visai taip. Zuokas pinigų pasiskolino, kai pats asmeniškai nusipirko vieną butuką iš 16 buvusių tame name, jį renovavo ir įkeitė bankui už 1 600 000 litų, tik doleriais. Tai tas namelis iš kairės sulipęs su Zuokų gyvenamųjų namu ir jis turi istoriją. Pas jį ten deklaracijų kažkokia tai yra eilutė netgi, paimos iš nuomos iš Šilgalio. Taip, buvo toks laikotarpis, čia irgi ne kažkokia tai paslaptis, kada pakvietė mane vadovauti Liberalų centro sąjungos rinkimų štabui, tai buvo 2004 metais, aš gyvenau Telšiuose ir čia atvažiavus... Žemaitis. Taip, Žemaitis ir čia atvažiavus natūralu man reikėjo kažkur apsistoti, kadangi štabas buvo irgi įsikūręs Užupy, o ten buvo laisvos patalpos, man buvo labai patogu, aš tada sutarėm dėl nuomos, aš jam mokėjau nuomą ir gyvenau kurį laiką jam priklausančius, jau ne jam, bet jo kompanijai priklausančiuose patalpose. Štai ir viskas, o paskui natūralu, kai įsikūriau, persikėliau čia su šeima, dabar gyvenu Antakalny. Oi, brangiai ėmė. Ne, normaliai. O kiek lupikavosi šis? Tikrai normaliai, tikrai kaina atitiko rinkoje tuo metu. Bet nepigiau, ne? Na, žinot, sakyčiau, su tam tikra nuolaida. Su nuolaida, ne? Nedidelė, bet šiokia tokia nuolaida. O ten tas namelis, kuris yra įėjus, jeigu veidų žiūrėti į įėjimą iš kairės, ne? Taip, Rūtas tikrai ten buvo, tai žinot, jūs net su mano žmona bendravot. Aš sakau, aš ten buvau užsirovus. Taip, būtent tas namelis. Ponas Šilgalis buvo Zuoko importuotas savo pašonėn net iš pačios Žemaitijos. Įdomus žmogus, charizmatiškas. Štai jis apsimeta karvę, štai moterimi, bet dažniausiai jis dedasi politiku. Nors, kaip teigia žinovai, turi labai specifinį vaidmenį Zuoko pašonėje. Na, jei turi reikalų pas Zuoką, tai išdėstyk jo Šilgaliui ir per jį sužinok sąlygas. Vienas toks, kuriam gal nepasisekė tokį politiko vaidmenį, pavadino grubokai. Politinius Alfonsas sako, suprask išlaikytinis. Fu, kaip neteisinga. Mes į tai dar įsigilinsim, bet pirmą pabaigiam su ponu Kaminsku, nes jis turi ką pasakyti. Tada būdavo parduodami butai už 100 litų. Pas man po to klausė, kai tu išėjai iš direktorius, kodėl tu negalėjai supirkti kokių 30 būtų, atremontuoti ir paskui, gyvenčiau. Nu, neturėjau tam gabumų, neturėjau prisipažįsti. Bet tai žmonės darė taip. Taip Zuokas supirko ir daug. Tai čia bendrovė įsipareigoja. Po remonto priimti pastatą savo ir atlikti teisinę registraciją savo vardu. Toks visai mielas punktas. Mielas punktas.
Ir ne tik Zuokas turbūt, ne? Ne, Tokių o buvo ir daugiau. ką jūs, mes čia tik tai kalbam, tokių buvo šimtai verslininkų. Tas pats garsus dabar verslininkas, buvęs patarėjas premjero, nagi kaip jisai yra, Dargis Robertas, irgi taip pat supirko pastatus. Bet jis supirko Pašilaičiuose, jisgi dirbo tuo metu, aš seniūnas Pašilaičių buvau. Ir buvo pradėti monolitiniai namai, neužbaigti. Be apdailos, be nieko stovėjo tik tai, jis juos nupirko. Kai dirbo ten, darbų vykdytojų, už kapeikas, kadangi miestas neturėjo pinigų, paskui juos įrengė ir pardavė ir pasidarė. Biznį žiūri. Nieko savo. Ir Dargis. Tas laisvos rinkos ir konkurencijos gynėjas, kurio atkišę abi ausis klausėsi Kirkilas ir Kubilius. Matai, o praturtėjo iš blato. Na, ponia Kaminskai, kas dar? Senovės senamiestį supirko labai daug pastatų. Ir senovės buvęs direktorius, kuris dabar jau išėjęs, ten kolka kitas atėjęs, tas direktorius buvo milijonierius, sakė. Nu, bet tai aš įrodyti to negaliu. Jis irgi taip pat supirko Arklių gatvėje pastatų, supirko senų pastatų ir už niekinius pinigus. Tuo metu buvo toks vyriausybės nutarimas. Čia ta pati senovė, kuri už 5 milijonus niekaip nesugebėjo prastomis medžiagomis renovuoti premjero rezidencijos, ir ta pati senovė, kuri susiveikė medicinos atliekų deginimo bizniuką. Ilgai nuodijo žmonės, nes taupė dujas, po to neteko licencijos, dabar ir vėl degina, nesgi Lietuvoje taip jau yra. Kai esi ilgai prie valdžios, tai valdžia be tavęs tiesiog nebegali. Čia tuo metu labai vikriai naudojosi visi tuo metu galiojusiu, ar ne 50 numeris vyriausybės nutarimo, gali iš klaustuko parašyti, man atrodo 50 vyriausybės nutarimas buvo toks. Ir jo labai apsukriai naudojosi visi. Tikrai. Jį paskui atšaukė. Kai jau visi prisisiurbė, jį atšaukė. O kiek laiko jis galėjo? Nu, jis galėjo pusantrų metų. Ir aš žinau, kad tas vyriausybės nutarimas buvo specialiai priimtas tam tikram laikui, kad galima būtų... Čia miesto taryba, reikia turėti pažinčių, ar kaip, kad tokį... Nu, matyt, miesto tarybos nariai tuo metu didžiausią vaidmenį vaidino, nes jie žinojo. Tada buvo sąrašai priduodami. Pavyzdžiui, aš buvau pristatęs į miesto tarybą reikalauja pastatų griūvančių ir apleistų būtų sąrašą. Sąrašą visą. Ir tą sąrašą turėjo, žinojo, tik tai tarnybinio naudojimo galėjo gauti tarybos nariai ir miesto vadovybė be abejo. Tačiau vyriausybė juk neliepė milžiniškų didelės vertės pastatų su žemės sklypai senamiestyje pardavinėti po 2000 litų. O kas nustatydavo tą sumą? Miesto taryba. Miesto taryba. Privatizavimo komisija konkrečiai. O jisai, kuo remdamasis? Komisija buvo. Komisija vizualiai apžiūrėdavo ir į vizualų surašydavo aktą ir įvertindavo. Tai tas kainas jie nustatydavo realiai čiulpdami iš piršto arba nuo lubų, kaip sako žmonės. Taip. Tai kaip paskui gimė tų milijonierių daug kas atsirado. Kartoju Dargį tą patį, tą patį Zuoką, kartoju ten visus kitus. O kas dar be Dargio Zuoko? Nu, gyva tas pats šitas, Trinkūnas. Tie patys, nu, kas dar. Nu, sakyčiau, Kirkilas buvo biškeliai tą dalyką įsimaišęs. Kirkilas restauratorius buvo. Pagal specialybę jisai paaišė sienas. Jisai pirko ten už tuos... Taip, jie kartu tenai daug kas tom pasinaudojo. Tokie vyrai nemiegoja. Matai, ir Kirkilas nesusiturėjo. Tikriausiai per žentą, kuris kaip sykis nekilnojamų turtų užsiima. Tačiau yra ir kita medalio pusė. Vilniuje visuomet buvo ir tebėra žmonių, kurie neturi būsto ir mielai tokiu būdu būtų jį įsigiję. Ir sakėt, tenai beveik 500 fizinių asmenų stovėjo eilėje prie ko? Savivaldybėje eilėje pareiškusių norą savo jėgomis ir lėšomis remontuoti savivaldybės dispozicijoje esančias patalpas Vilniaus senamiestyje, kurie taptų jų butais. Tai jūs norite pasakyti, kad Zuoko ir kompanijos pastangomis tie visi 400 ten keliasdešimt, reiškia, buvo eliminuoti. Grubiai pažeistas įstatymas ir tie asmenys apeiti. Dar šis žmogus sako, kad tapęs meru Zuokas puolė naikinti Vilniaus senamiesčio restauravimo direkciją, kuri jį padarė turtingu žmogumi. Manoma, kad kartu su direkcija turėjo išnykti ir įrodymai, kad BNA neįmokėjo į tos direkcijos sąskaitą to 1,5 milijono litų. Prokuratūra,
dvelkia didelės vertės valstybės turto užvaldymu. Na, kokia ten situacija su dirbtinio apvaisinimo biznio Lietuvoje legalizavimu? Keliam rankas, stumėm, grįžtam prie ištakų. Esminis momentas yra tame, ar tie 1,5 milijono pagal šitą sutartį buvo sumokėti ar ne. Tai čia labai paprasta, taip arba ne. Jūs manęs dabar kaip ko klausėte? Jums šita sutartis pažįstama? Ne, man nepažįstama. Jūs pasakykite man, kas aš dabar čia esu, kad jums turėčiau atsakyti, kad įmonės vadovė, kas akcininkė, žmona, draugė, gyventoja. Kas aš esu, kad turėčiau komentuoti šitą sutartį? Bet ponia Agnė, visi viešai žinomas faktas, kad jūsų šeima kontroliuoja tas BNA grupės visas įmonės. Tai BNA Market yra tiesiog viena iš jų. Staiga viskas tampa labai oficialu. Pasakykit konkrečiai manęs, kaip kieno klausėte šitą klausimą. Įvardinkite, kas aš esu šitos sutarties rėmuose. Aš manau, kad jūs esat buvusi akcininkė. Gerai, tuomet jūs esate Artūro Zuoko žmona. Taip. Ir jums atrodo tai Ir tada, kaip jeigu aš esu Artūro Zuoko žmona, kaip tuomet? Tai jūsų nuomonė tai čia nieko nereiškia? Gerai, tai jeigu aš esu Zuoko žmona, tai kaip dabar, kokia sąsaja mano su šitą sutartimi? Tarsi norit pasakyti, kad jūs visiškai ne prie ko? Aš asmeniškai ne prie ko. Bet ponia Agnė, galų galia jūs gyvenate tame name, apie kurį čia yra kalba. Tai kokių dar artimesnių sąsajų reikia? Man labai konkrečiai pasakykite, kas aš esu ir ko manęs klausėte. Tuomet aš jums pakomentuosiu. Tai klausimą aš jau įvardinau. Atsiųskite man, prašau, šitą sutartį. Tai aš jums skenuotą tada atsiųsite. Gerai? Ačiū. O jūs patys Zuoką mėginot kalbinti klausimą? Aišku. Ir kas jis sakė? Raštu atsakymą. Jums, tarybos nariui? Taip, bet atsakymo nėra iki šios dienos. O parašėt? Ne, tai jis mano užklausimą žodžiu, jis pasakė, kad atsakymas bus raštu. Tai aš tikiu meru, tai laukiu iš jo. O kiek jau laiko? Daugiau negu mėnesį. Šiaip galėčiau pasitikslinti kada, bet man atrodo, kad net jau porą mėnesių bus prabėgę. Bet tai jis privalėtų kaip ir? Jis privalėtų šiaip per 20 darbo dienų atsakyti. Bet tai nesuskubo? Ne, nesuskubo tikrai. O jeigu jums tokį klausimą klaustų, lyg tai labai paprasta pasakyti, sumokėjau. Jo, bet natūralu, tai jeigu sumokėjai, tai yra dokumentai patvirtinantis. Keista iš tiesų. Juk galėtų tiesiog ta Zuokienė pažiūrėti į akis ir pasakyti, Tomai, žinoma, kad sumokėjau. Apie ką jūs čia kalbate jau bemaž valandą, Tomai? Užeikite, aš jums parodysiu popierius. Bet nesako ir nekviečia. Gali paaiškėti toks dalykas, kad ta pinigų suma nebuvo pervesta, nes tiek BNA Market šiuo metu neegzistuoja, tiek Vilniaus senamiesčio restauravimo direkcija irgi ne tik šiuo metu, bet tais laikais ir išnyko. Tai gali būti, kad Zuokas gyvena Kaip? Baisu net pasakyti. Už 2000 litų nupirktame 900 kvadratų name Užupyje. Gal taip neblogai? Visko gali būti. Ponui Urbonavičiui sekėsi prasčiau negu mums. Jį valstybės politika, valstybės tarnautojai pasiuntė po velnių. 2 mėnesius man darbuotojai ieškojo tos bylos ir pasakė, kad bylos nėra, kad pas jos archyve nėra. Kaip jinai galėjo dingti? Tai archyve turi būti viskas. Man matote, sakė, savivaldybė tuo metu kraustėsi, archyvas ten dalinosi, dalis archyvo iškeliavo į kažkurį kitą archyvą. Čia jau visos jų kompanijos braižas. Prisimenat, Kėvišas irgi ketina išsisukti iš operos teatro scenos paremontavimo už 30 milijonų byloje, pareiškęs, kad neturi jis Vilniuje jokių rekonstrukcijos dokumentų, o dokumentai pas kažkokį šlubą vokietį. O prokurorai, kad klauso, akis išpūtė, ausis ištempė ir linksi žiū, kai būna, dokumentų nebėra. O kai dokumentų nebėra, tai nėra ir bylos. Bet Lietuvoje dar yra valstybinė registro įmonė, kurioje vienas kitas dokumentas ima ir atsiranda. Skaitau. Įpareigoti energetikos ir namų ūkio skyrių perduoti pagal perdavimo priėmimo aktą UAB BNA Market 1027 kvadratų gyvenamąjį namą. O UAB Vilniaus miesto restauravimo direkcijai pervesti į skyriaus sąskaitą sumokėtą gyvenamojo namo likutinę vertę, tai yra 4000 litų. Ir kasgi šitas Zuoko bendrininkas? Spėkit, neatspėsit, tai pats Rolandas Paksas.
Jums nebaisu, su kuo jūs kartu? Kad man yra pakeliui su lyderiais, su vedančiais į priekį žmonėm ir man tikrai nepakeliui su loseriais ir su visokiais nevykėliais. Ha. Būtent Paksas vėliau paskelbė Zuoką savo įpėdiniu, kai gavęs iš savivaldybės tarnautojų dovanų motociklą, tapo vyriausybės vadovu. Jiedu buvo tada neišskiriami. Jiedu vienas kitam kelią rožėm klojo. Ir tai vyko, kol vienas Zuokas nešiojo Valdo Adamkaus rankinuką jo pirmosios prezidentinės kampanijos metu, o Paksas konservatorių vardu valdė Vilnių. Susipyks jie tik tuomet, kai Paksas įsijaus per daug ir pasikėsins į Adamkaus įtakos sferą, užsimos pakeisti saugumo vadą rezervistą Pocių. Kils skandalas, bus apkalta, o Zuokas apdairiai pasirinks stipriojo pusę. Tačiau vėliau jiedu vėl susitiks prie abonentinio Rubikono kojų. Jūs tam name buvote irgi pas jį, nes Urbonavičius ir apie tą namą pasakojo. Aš buvau, klausykit, tas Urbonavičius neturi ko veikti, kad tik tai reiškia šnairinėti po visų namus ir visiems dar pasakoti, kur ką matė. Bet baisiausiai, žinot, ką jisai pasakojo? Jisai pasakojo, kad jisai tame name, pono Zuoko, buvo tvirkinamas, politiškai, vadybinamas, ta prasme. Sako, Kazakas mane atsivedė ir tada su Zuoku ten įkalbinėjo visokius reikalus daryti. Man dėl ko patinka su jūsų laida bendraujant, kad iš tikrųjų tas jūsų požiūris yra toks labai įdomus visada. Tai, ir kartais iš tikrųjų šiek tiek šypseną keliantis. Tai, mes suprast norim, nepasmerkti. Jeigu Urbonavičius yra toksai vargšas, nuskriaustas berniukas ir bet kas jį gali tvirkinti, tai man irgi gaila, nes jis irgi matomai yra susidėjęs su loseriu ir pats toksai tapęs. Jūs apie kurį? Loserį dabar. Apie tą, kuris neturi ką veikti. Tas storas pluoštas dokumentų, kuriuos mes čia su ponu Urbonavičium ir Tomu sklaidėme susėdę ant suolelio, yra liudininkas, kad lyderiams irgi būna sunku. Registro įmonės įrašai liudija. Kol Rubikono vyrai tik prekiavo vandens skaitikliais nuošalioje Vilniaus gatvėje, o vienu iš jų vaikystės draugas Zuokas tebebuvo verslininkiukas, atleiskite, pone Artūrai, jis tesugebėjo pinigus skolintis, o ne uždirbti. Na, matot, pastatas išnuomojamas. Čia ir buvo Hermio bankas, kurį pardavė ponai Navickiai, susikūrė tą malonų viešbučių verslą. O banko būstinės duris Zuokas turėjo varstyti ne kartą. Dokumentai liudija, kad per 3 mėnesius iškart po to, kai grubiai tariant pats savo pardavė už 2,5 milijono tai, ką tik buvo įgyjęs iš Pakso už 4,000 litų, Zuokas per 6 kartus iš Hermio banko pasiskolino 3 800 000 litų JAV doleriais. O iškart po to 2000-aisiais perleido namus lizingo bendroviai už 3,5 milijono ir tik po 8 metų sunkaus politinio abonentinio darbo pagaliau susigrąžino tą turtą, bet ne savo, o įmonės naudai. 8 metai, paskaičiuokim, 3,5 milijono, 437,5 tūkstančio litų per metus, kai politinės oficialios pajamos tai yra kokie 50 000 litų per tuos pačius metus. Susidaro skirtumas, ane? Skirtumas tikriausiai šioje skausmingoje Rubikono buhalterijoje, kurioje pakritusi rausėsi Kotryna. Žiūrėkit, ten buvo dar vienas laikotarpis toksai, kada, kol jisai buvo verslininkas, jisai buvo ganėtinai daug skolų, ko jisai neneigia. Ganėtinai daug skolų. Ir po to per labai trumpą laikotarpį tos skolos išnyko. Jūs nebaisu, su kuo jūs kartu? Pirmiausia, žinot, aš tikrai renkuosi žmonės gyvenime ir aš galiu pasakyti, kad man yra pakeliui su lyderiais, su vedančiais į priekį žmonėm ir man tikrai nepakeliui su loseriais ir su visokiais nevykėliais. Nes kada dirbi su lyderiais ir su žmonėm, kurie yra stiprus, visada gali iš jų ir pasimokyti, ir tobulėti, ir judėti į priekį. Kada tu esi kompanijų tarp loserių, tu toks anksčiau ir vėliau ir pats tampi. Tai man iš tikrųjų gaila tokių žmonių ir aš tikrai nenorėčiau būti jų vietoje. O su Zuoku dirbti yra iš tikrųjų ir įdomu. Ir jis yra lyderis. Kame? Įvairiose srityse. Aš dar kartą sakiau, aš tikrai nesismulkinsiu. Mūsų laikų herojus. Jis yra ne mūsų laikų herojus, aš taip apibūdinčiau jį kaip asmenybę. O ten gražiai gyvena Zuokas? Normaliai gyvena Zuokas. Normaliai. O jisai pasidalina, kaip taip greitai pasiekti tokias, ta prasme, ten to tiesiog gyvenimo būdo. Visko galima pasiekti darbu. Viską galima pasiekti darbu. Politikos vadyba. Na, jeigu tu turi gyvenimo tikslus, jeigu tu žinai, ko tu nori, jeigu tu žinai, ko tu sieki, tai viską darbu galima pasiekti.
Tik tai nereikia leisti rankų ir nereikia, kreipti dėmesio į visokias smulkmenas. Juo labiau į gandus, į spekulacijas, turi savo kelią, jeigu tu tiki savim, ženk jau tvirtai ir anksčiau ir vėliau pasiseks. Čia jau galėtų būti moralas, bet noriu, kad jūs pamatytumėte, jog tai, ką sako ponas Šilgalis, iš tiesų yra tiesa. Tie, kurie prie lyderio, tarpsta. Skanaus, ponia Vakarinai. Žinot, aš norėjau jūsų vieną dalyką paklausti. Atsimenat, aš ten prieš kelis metus gainėjausi jūs dėl to namo. Už kokius pinigus jūs įpirkot? Mašina, ant kartų į mašiną. Aha. Nes jūs iš tokio suplūkusio butelio persikraustėte tam. Jūs turite įrašus, manau. Nu tai dar sykį. Nu, aš nekartuoju 5 kartus ar 10 kartų. Pagrindinė versija, kad ten yra parduota žemės sklypas Kaune. Parduotas žemės sklypas kaip Kaune, parduotas butas, paimta paskola. O jūs tas paskolą jau išmokėjot? Išmokėjau, nedaug man trūko. Jau išmokėjot? Nu tai taip. Man reikia pačiam dabar pasikelti ir pasižiūrėti. 300, 400. Ne, pasakysiu netiksliai, tai jūs paskui vėl išversit kažką. Paaiškino, dėl ko aš čia kamuoju žmogų valgantį baltą mišrainę. Iki Zuoko ponas Vakarinas buvo, gali sakyti, ir politinis, ir finansinis niekas. Gyveno su vaikais 2 kambarių butelėje Justiniškėse, Vilniaus Harlemas, ir dirbo nuo ryto iki vakaro. O kai susidėjo su Zuoko, tai va, čia jo namas, čia jo gyvenimas, už kurį jis jau niekam nebeskolingas. O kodėl? Ne todėl, kad prie Zuoko, o todėl, kad tapęs Vilniaus vicemeru, Vakarinas tik pliaukšt per plinkančią kaktą delnu. O tai jergutėliau, kaip aš pamiršau, kad uošvis turi sklypą. Išvada. Buvimas prie Zuoko pagerina atmintį. Ta kaina už kiek pasistato, jeigu statais, ten pakankamai greitai statėsi. Nu kaip greitai, ne tiek ir greitai, aš tai nestačiau, aš pirkau. Ai, jisai ten buvo jau... Aš pirkau, jis buvo pradėtas statyti ir užbaigtas. Apsimoka pradėtas statyti? Nu, tai žiūrint, svetimas klaidas taisyti. Jeigu turi laiko užsiimti statybom, tai tada gali užsiimti, galbūt tada ir pigiau išeitų, bet kai neturi laiko, nu, tai be abejo, pakankamai buvo užsiėmę žmogus. O ten jau jisai kainavo tuo metu irgi pakilimo pirktas. Praeitis. Kam jie prisiminti? Rusai sako dar baisiau, kas seną meną tam akį išlupt. Urbonavičiau, dėl visą piktą įsigykite akinius storais stiklais. Ai, tai jūs įvedė ne į namus? Ne, ten, suprantate, aš nežinau, kur baigėsi tie namai, o kur prasideda tas administracinės patalpos. Nu, ten 900 kvadratų, jūs įsivaizduojate, kad tai yra labai... Nu, yra kur pasiklyst galima. Galima, tikrai. Drąsiai. Pirmą kartą įžėjus neatrasčiau turbūt kelio atgal. Aha. Painu? Pakankamai. O Zuokas kaip ten elgėsi? Namie? Taigi, kur mes sustojame? Na žinoma, 1, 2, 3, 9. Liftas atsidaro. Ką pasakys meras? Sumokėjo jis tuos 1,5 milijono ar ne? Bet jūs sumokėjot už tą 1,5 milijono ar ne? Jūs neatsakėt kitiems. Jūs kitiems irgi neatsakėt. Supratot? Zuokas nesakys, ar jis sumokėjo 1,5 milijono už namą ar ne. Tų pinigų gavėjai bent iš dalies turėjome būti mes, bet čia juk Zuokas. Mane asmeniškai šioje istorijoje labiausiai pakirėjo ta jos dalis, kurioje ponas Artūras milžiniškas savo skolas grąžino tik tapęs miesto galva. Algutė maža, skola milžiniška, bet valdžia ją sutirpina. Nešalkite ir jūs.